pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinosi tarpusavio santykius. Štai čia daug laiko, daug erdvės. Iki Lietuvos Ryto Žalgirio rungtynių liko jau tik 3 dienos. Tokiame grandų mūšyje vienas žalgirietis Trentas Pleistedas yra žaidęs vienintelį kartą. Tąkart žaliai balto širdis iškovojo Lietuvos krepšinio federacijos taurę. Žalgirio naujokas, jei jį dar galime vadinti naujoku, apie laimėtą finalą, artėjančią dvikovą ir gyvenimą Lietuvoje. Kada tu sužinojai apie Žalgirio ir Lietuvos Ryto priešpriešą, kai buvai čia ar galbūt iš anksčiau? Žinojau Žalgirį ir jo istoriją, tačiau apie kovas su Lietuvos Rytu nežinojau nieko. Ar tu gali palyginti kovas su Lietuvos Rytu ir Eurolygos kovas? Kauno ir Vilniaus miestų krepšinis yra labai konkurencingas ir jame jaučiasi lietuviškas prieskonis. Pirmose rungtynėse prieš Lietuvos Rytą žaidėjai federacijos taurės finale. Ar gali papasakot ką nors apie šį mačą dabar? Taip, tai buvo svarbus mačas ir ta pergalė reiškia labai daug mūsų komandai. Ar tu džiaugiesi iškovojęs pirmąjį trofėjų ten? Visada esi laimingas, kai laimi trofėjų, o pergalė prieš Lietuvos Rytą reiškia papildomą pergalę. Tame susitikime tu pirmą kartą pamatei, kaip Žalgirio ir Lietuvos Ryto gerbėjai nekenčia vieni kitų. Ar tau teko tokią atmosferą matyti kada nors anksčiau? Taip, žaidžiau Kroatijoje, kur Zadaras ir Cibona viena kitos labai nemėgo, tačiau Lietuvoje ta priešprieša yra dar didesnė. Daugumos užsienio žaidėjų nuomonė apie Žalgirio gerbėjus yra tiesiog puiki. Ką tu gali pasakyti šiuo klausimu? Fanai yra labai geri, jie mus puikiai palaiko. Mūsų komandai jie duoda daug energijos. Aš jiems dėkingas, tai yra tiesiog puiku. Per tą susitikimą pelnei 7 taškus prieš Lietuvos Rytą. Ar tai geras rezultatas tau? Net nežinau. Man gerai, kad mes laimėjome, o ne kad aš įmečiau 7 taškus. Galėčiau įmesti ir 20 taškų, o jei mes pralaimėtume, tai būtų blogai. 7 taškai ir pergalė yra tai, ko aš noriu. Šeštadienį rungtynės laukia Vilniuje, tai reiškia bus dar sunkiau. Ką tu apie tai manai? Žinoma, kad bus. Mes žaisime jų arenoje, jų fanai mūsų nemėgsta. Bet žinau, kad bus puikia atmosfera. Mes pasiruošę kovoti. Ką treneris sakė prieš šias rungtynes? Jam svarbios visos rungtynės, o ypač tos, kurios žaidžiamos sezono pabaigoje. Mes stipriai ruošiamės. Šeštadienį parodysim, ką galime ir tikimės laimėti. Pagrindiniai veiksniai, kodėl Žalgiris šeštadienį turėtų nugalėti. Komandinis žaidimas, nes mes turime gerą komandą. Mums nesvarbu, kas pelno taškus. Kiekvieną dieną tą gali padaryti vis kitas vaikinas. Mums svarbiausia pergalė. Dabar keli klausimai apie tave patį. Ar gali palyginti Kroatiją, kur žaidė anksčiau, ir Lietuvą, kur žaidė dabar? Kroatijoje praleidau porą metų, gyvenau uoste, ten gražu. Geras oras, Lietuvoje šalčiau, Kaune daug šalčiau.
Abi šalis labai myli krepšinį ir savo komandas. Sunku jas palyginti, bet abi šalis man paliko gerą įspūdį. Man patiko ir ten, man patinka ir čia. But for the most part, it's been great. Both places, I can't complain. I felt welcome each place I've been, and that's all you can ask for. Omaras Samkhanas atvykęs į Lietuvą neturėjo žieminių drabužių, kaip tu. Do you pack some hats or something, coats? Aš irgi neturėjau žieminių drabužių. Man gerai, kad atvykau žiemos pabaigoje. Jei kitą žiemą čia atvyksiu, atsivešiu daugiau šiltų drabužių. Ar gali palyginti gimtąsias Jungtinių Amerikos valstijas ir Lietuvą? Sunku lyginti, nes Jungtinės Amerikos valstijos mano namai. Ten gimiau, ten užaugau. Kalifornijoje ir visose Jungtinėse Amerikos valstijose daug skirtumų su Lietuva. Skiriasi valdžios požiūris. Pas mus ji yra modernesnė. Myliu savo šalį, kaip lietuviai myli savąją. I love the USA, that's my home country, just like I'm sure the Lithuanian players love Lithuania, and they have a lot of national pride. Kas tau labiausiai patinka Lietuvoje ir čia Kaune? Europoje sporto karalius yra futbolas, tad man gera būti šalyje, kur krepšinis yra numeris 1. Kaunas yra Lietuvos krepšinio sostinė. Žalgiris turi puikią istoriją, turi puikius fanus, ko daugiau gali norėti. Got the greatest fans, and that's all you can ask for. I mean, this is the most historic and best club in Lithuania. One time Marcus Brown told us that he loves to eat. How about food in Lithuania? Do you have Ką tu gali pasakyti apie lietuvišką maistą? Mes vaikštome visur, valgome skirtingą maistą, skirtingose vietose. Valgau gerai, man čia patinka. All sorts of different types of places, and it's been good. I've eaten really well since I've been here. Are you recognized by the... Ar būna, kad žmonės gatvėje atsisuka ir pašaukia tave vardu? Ne, aš dar netoks populiarus, bet nesiskundžiu. Man patinka būti savimi ir gerai leisti laiką. I would certainly wouldn't say that like I'm all that popular though. I mean, and that's fine. I like it that way. I like being able to just be myself and go out and, have a good time. Tavo palinkėjimai Žalgirio gerbėjams šeštadieniui ir visam sezonui. Aš tik noriu laimėti ir LKL ir BBL. Mes galime tai padaryti, o tai daro ir mus laimingus ir gerbėjus. Ir visas miestas tada būtų laimingas. Štai ko aš noriu. Gal gali ką nors palinkėti savo gerbėjams lietuviškai? Ne. Aš kol kas lietuviškai žinau tik labas. 7 pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinosi tarpusavio santykius. Štai čia daug laiko, daug erdvės.